Sveiki! Eteryje atostogomis kvepiančios ralio žinios. Susipažinkime su tuo, kas įvyko paskutinėje 2013 mokslo savaitę. Mūsų gimnazijos mokiniai ir vėl aplankė Lietuvos Respublikos prezidentūrą. Praeitą pirmadienį mūsų gimnazistams pilietiškumo pamoką vedė Gabrielius Liaudanskas Svaras ir Gintaras Steponavičius. Trečiadienį mokykloje vyko tradicinis gruodžio mėnesio renginys adventinė vakaronė. Mūsų gimnazistų Justo Emilio ir absolvento Eriko delegacija su mokytoja Rita Morkaitinė priešaky viešėjo Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Dėl ko važiavote į prezidentūrą? Tai vyko gabių mokinių pagerbimo šventė, kurie laimėjo arba gerai pasirodė tarptautinėse olimpiadose. Mūsų mokyklos netgi 3 mokiniai dalyvavo tarptautinėse olimpiadose astrofizikos ir astronomijos. Astrofizikos olimpiada vyko Graikijoje, kur dalyvavo Erikas Žukovskiai, dabar jau esantis pirmo kurso studentas, o Emilis ir Justas astronomijos beje vyko Dubingiuose, vaikams pasisekė, kad Lietuvoje, nes iš tiesų Lietuvoje be galo įspūdinga olimpiada buvo suorganizuota, na ir to pasekoje mes negalėjome pražiopsoti susitikimo su prezidente, tiesa? Na, iš pradžių mūsų sodino didžiojoje salėje ir tenai buvo ne tik mes iš astronomijos, ten buvo ir kitų olimpiadų dalyviai. Tada buvo koncertas, pagrojo su smuikais muzikantai ir tada atėjo prezidentė ir visus pasveikino ir spaudė rankas, tik dėja man šį kartą nepaspaudė rankos. O kodėl? Nes jinai, kaip teisinosi, turėjo išskristi Graikiją, perduoti pirmininkavimą Europos Sąjungai. Na ir kiek žinau, tai jau ne pirmą ir ne antrą kartą turite garbės. Aš turiu garbės 6. kartą pabuvoti gabių mokinių pagerbimo šventėje. Tai visgi, ar jūs surandate gabius mokinius, ar jūs taip juos išugdote, nes rezultatai tai fantastiški. Jie pasiduoda vienas kito įtakai, mokosi trigonometriją net nuo 6. klasės, na ir dirbam bendrom jėgom, tikrai esu jiems be galo dėkinga, kad jie patikė, kad jie dirba papildomai, sprendžia uždavinius, nes be jų pačių darbo triūso, nu ką mes mokytojai galėtume padaryti? Mes bejėgiai. Debatų pirmos vietos laimėtoja mergina pasakė, gerai, kai mokytojai yra tokie, kad vaikus farširuoja ne kaip dešreles, o kaip kriauklės nagrinėjame. Tai turbūt gal tas ir padeda mums. Kalėdinė Ryga vadinama bene nuostabiausių miestų šį adventinį laikotarpį. Tradiciškai mūsų gimnazistai vyko į ekskursiją į kaimyninę Latviją. Ne veltui mūsų gimnazistai tradiciškai vyksta į Rygą, juk nuo 2010 metų ši Latvijos sostinė paskelbta kalėdinės eglės sostinė ir kiekvienais metais stebina turistus kalėdinių 50 eglių maršrutų. Pėsčiomis apkeliavę originaliai papuoštą Rygos senamiestį, mokiniai aplankė vienintelį pasaulyje Saulės muziejų, kuriame išklausė paskaitą apie Saulę, apžiūrėjo unikalią įvairių pasaulio šalių kolekciją, bei turėjo galimybę nutapyti savo asmeninę saulutę. Visi po kelionės liko sužavėti nuostabia Rygos kalėdinė atmosfera. Jeronimo Ralio gimnazijos mokinė Gabija antrajame dainų dainelės konkurso etape. Ja trumpai kalbino mūsų reporterė Aistė Venckevičiūtė. Girdėjau, kad gruodžio 18 dieną dalyvavai dainų dainelėje. Kaipgi tau sekėsi? Sekėsi labai gerai, tik buvo sunku įveikti baimę, o šiaip man labai viskas patiko. O ar pirmą kartą dalyvavai? Taip. Na ir kokia tau labiausia daina patiko? Patiko labiausiai Palaimingas lietus, nes jinai man yra gražiausia ir arčiausia širdies. O ar žadi dar dalyvauti dainų dainelėje? Taip, žadu. Ačiū. Praeitą pirmadienį pas mus viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, teisininkas, buvęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius
bei G&G sindikato vokalistas, repo Lietuvoje pradininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras. Aš mąstau, man visą laiką milijardai minčių galvoje girdėdavau, tai kažkur aš jas norėjau padėti. Geriausia vieta, kurias man buvo asmeniškai, tai padėti jas į muziką. Po Lietuvą keliauja pilietiškumo pamokų turas, kurį organizuoja viešoji įstaiga Laisvės studijų centras. Ši iniciatyva neaplenkė ir mūsų gimnazijos. Praėjusį pirmadienį pas mus apsilankė Gintaras Steponavičius ir Gabrielius Liaudanskas Svaras. Ne pirmas iki aš pas jūs Ralio gimnazijoje, prieš tai yra Senamiesčio. Smagus jausmas matyti tokį gerą šurmulį. Ne vien švenčių padiktuota, bet ir mūsų temos ir dalies provokacinių klausimų. Ir man tai patiko auditorija. Tikrai viena, kad bent jau tikrai įdėmiai klausėsi ir aktyviai įsijungė į mūsų mažas provokacijas, o šiaip, kadangi aš jūs jau pažįstu ir ne pirmas sykis, tai man smagu atšviežinti, pažinti ir tą jūsų atmosferą pajusti. Šita pilietiškumo idėja, jinai iš kur gimė? Na, neslėpsiu, kad mums politikams tikrai kirbėjo, kaip stiprinti jaunų žmonių domėjimąsi šalia pamokų, šalia dalykų, šalia savo ten galbūt pomėgių ir platesniais ir svarbiais dalykais, tokie kaip keisti savo artimiausią aplinką, būti nebejingams kažkokioms problemoms. Ir štai toks tandemas kartu su visuomenės žmonėmis, šiuo atveju su, sakykime taip, muzikos pasaulio žmogum Svaru, tandemu pavarėm pilietiškumo pamoką ir aš tikiuosi, kad ne vienas susimastys, kaip geriau savo ateitį planuot, pasitikėti savo jėgom. Ir laikau, kad yra tam tikras padrasinimas ir mes jį sumanėm, kad kuo daugiau mokyklų aplankysim, tuo daugiau galbūt pozityvo galvose bus, o ne vien bambėjimo. Jūs klausėt klausimą, kokiuose 5 dalykuose Lietuva yra geriausia. Ar čia kažką naujo sužinojot, ar kažką kitokio pasakė nei kitur, ar tiesiog tos pačius dalykus? Kartojasi dažnai dalykai, bet pavyzdžiui, čia Jonavoje nuskambėjo unikaliausias, niekur dar neskambėjęs dalykas, kad esam lyderiai su savo spec slaptu kariniu padaliniu, kuris Afganistane sudėtingiausias misijas vykdo. O iš tiesų, jeigu pamatyti, kas yra populiariausia, tai dažniausiai girdi greitas internetas, lazeriai, krepšinis ir pastaruoju metu vis labiau plaukimas. Tai smagu matyti, kad ir kalbą pastebi, menus, labai įvairios rytis. Ačiū Jums. Smagu ir didelės kloties ir gimnazistams, ir visai bendruomeniai. Superinių švenčių Jums. Iškart po pilietiškumo pamokos Gabrieliui iššūkį metė mūsų gimnazistai prie stalo teniso lentos. Įdomu, ar Gabrieliui neteko raudonuoti iš gėdos? Taip, tai ką tik iš stalo teniso rungtynių ir tai kaip ten gimnazistai pasipriešino? Kadangi aš esu labai žymus Lietuvos stalo tenisininkas, tai jie labai garbingai pasipriešino man ir labai, aišku, būdami šeimininkais ir mandagiais jaunuoliais, leido, kaip sakant, man neapsiverkus ir nepralaimėjus išvažiuoti namo. Tai ačiū Jums labai. Tai kokį įspūdį visgi paliko? Gerai, labai gera nuotaika, viskas labai fainai, labai smagiai pabuvom ir pasikalbėjome, ir pasportavome. Gaila valgykla buvo uždaryta, čia gaila, labai norėjau užeiti. Tai dar nepusryčiavot? Dar ne. Tai dabar, ar dar galime tikėtis, kad susitiksime? Praktiškai žmonės susitinka tada, kai susitarė susitikti. Tai manau, kad drąsiai, nes nėra turbūt tokios gimnazijos Lietuvoje, netgi mokyklos Lietuvoje, į kurią aš nebūčiau važiavęs antrą kartą. Na, dabar apie būtent tai, dėl ko Jūs šiandien buvote atvažiavę, tai ta pati idėja, Jums gerai, Jums pasiūlė ir kodėl Jūs sutikot? Dėl to, kad iš esmės jie man pasiūlė tai, ką aš ir taip darau. Nes labai daug gaunu pasiūlymų atvažiuoti į įvairias mokyklas, jaunimo centrus, įvairias
įvairiom veiklom, nuo pasikalbėjimo iki kūrybinių dirbtuvių būna tie mūsų susitikimai. Tai va, o kai pasiūlė Gintaras, kad prisijungčiau, tai man labai miela, nes esmė, kad ta žinutė, kuri yra vežama šitais susitikimais, tai yra, kad apie jokią politiką nekalbama, viešai kalbama apie savimonę, apie tai, kad labai svarbu gyvenime įsijungti galvą ir daryti sprendimus ir suvokti, kad visi tie sprendimai tiesiog įtakoja tavo rytdieną ir šiandieną ir dabartį. Tai man yra labai svarbu, nes tai yra pagrindiniai turbūt vertybiniai dalykai, apie kuriuos aš apskritai kalbu net ir savo dainose. Na ir dabar kaip užbaigtumėt sakinį? Pilietiškumas jums tai? Pilietiškumas man tai yra draugystė. Taip, taip ir užbaigiam. Ačiū. Prašau. Mūsų gimnazijoje šiuo laikotarpiu įprasta, jog mes visi, besibaigiant mokslams, susirenkame į adventinį vakarą. Tačiau šį kartą jis buvo kitoks. Kaip pasakytų žemaičiai, ontrep. Kiekvienas metas ateinant dideliausioms šventėms gimnazijoje vyksta adventinis vakars. Šiandien sykį buvo kitaip. Apamenat, ką šiemet buvo paskelbti tarmių metam. 1-4 klasių mokinė persivertė ir visą vakarą buvo Tropnė Aukštaitė, Dzūkelė, Suvalka ir Žemaitė. Liaudišką vakarą emociją padėjo sokortė folkloro ansamblis Laduta. Vo klasės ne tik žaidė, būrės, da ir prie vieną stalą vaišėnos gardėsiais ir gėrimais. Tokia proga šiandien sykį ralio ženios erekuojamos žemaitiška, nes mėslijam, kad renginys privers jaunimą atsigręžti į savo valstybės tarmės ir pratarmės, ir da paragins saugoti savo kraštą nematerialinį paveldą. Atsiprašau už žemaitių šnektos padarytas klaidas. Šiemet mokykla pasipuošė tema Kalėdinis teatras. Kaip ir kiekvienais metais, klasės stengiasi kuo įvairiau, gražiau ir originaliau pasipuošti. Na, o mes, mokinių tarybai, be abejo, nepamiršome jų įvertinti. Išrinkti 3 geriausi kabinetai. Geriausias klases šiemet mokinių taryba išrinko tas, kurias puošė 2C, 2F ir 3F klasės. Jau rytoj su visomis giminėmis susėsime prie bendro kūčių stalo, o poryt švęsime šventų kalėdų šventę. Čia pat ir naujieji metai. Artėjančių švenčių proga jūs pasveikinti nori mūsų gimnazijos direktorius Arūnas Rimkus. Gerbėmieji, skaičiuojame paskutinėsias 2013 metų dienas. Kokiegi buvo mums jie? Jaunimui tai turbūt daugiau buvo palairytų horoskopo Juodosios gyvatės metai. Tikiuosi, kad jiem labai nekando. Mums turbūt vyresnės kartos žmonėms buvo svarbus tarmių metai, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2013 metais. Iš tikrųjų, tarmių metai yra prasmingi kiekvienam Lietuvos regionui, rajonui, kiekvienai ugdymo įstaigai, nes mažėjant šnektom įvairiuose kaimuose mažiau automatiškai ir gyventojų skaičius. Na, o artėja 14 metai, žaliojo arklio metai, bet mane džiugina tai, kad dauguma Lietuvos gyventojų, visuomeninių organizacijų, politikų, dvasininkų stengiasi 2014 metus padaryti taip pat labai prasmingus, tiksliau įvardinti. Bet man labiausiai patiko tai 2 dalykai, tai yra dvasininkų iškelta idėja, kad 2014 metus reiktų pavadinti šeimos metais, nes jeigu pasaulyje yra mažiau paskaičiuojame apie 1500 įvairių vertybių, tai šeima būtent patenka į tų vertybių trejetuką. Na, o Lietuvos Respublikos Seimas 14 metus paskelbė Kristijono Donelaičio metais, na, o Kristijono Donelaičio kūryboje
vyrauja pagrindė, tai keli dalykai. Tai yra, mums visiems privalu atsigręžti į gamtą ir mus moko moralumo. Taigi, visai mokyklos bendruomeniai linkiu gražaus susėdimo šeimos rate prie kūčių stalo. Na ir tebūnie 2014 metai mums visiems prasmingi, kad tai būtų naujų kūrybinių minčių, idėjų metai, kaip ir pagal rytų horoskopą, žalio arklio metai. Bereikia dirbti geriau, nes arklys tai arė, jis yra veržlus, jis yra ir ištikimas. Taigi visiems gerų metų, sutikime šiltai, saugiai, prasmingai, jaukiai. Taip pat ir mes, mokinių taryba, norime Jūs pasveikinti su artėjančiomis kalėdomis ir naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos, te tampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūs, jaukumas Jūsų namus, o sėkmė Jūsų veiklas ir darbus. Ačiū, kad žiūrėjote šias ralio žinias ir iki susitikimo po savaitės paskutiniuose 2013 metų ralio žiniuose. Yeah.